Verslo pulsas. Laidą Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra. Sveiki, mėly klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, žinių radijo eteryje Verslo pulsas. Ir šiandien mes kalbame apie dirbtinį intelektą, kuris, kaip koks tornado įsiveržė į mūsų kasdienybę visus praėjusius metus ir iki šios dienos. Tai yra, viena labiausiai vyraujančių temų įvairiose diskusijose. Kalbama ir apie galimybės, potencialą, ir apie galimas grėsmės ir baimės. Tad ir padiskutuokime apie dirbtinio intelekto situaciją Lietuvoje, šios rinkos potencialą ir kokiomis galimybėmis gali pasinaudoti mūsų verslai. Malonu pristatyti laidos pašnekovus. Inovacijų agentūros ICT Labs skyriaus vadovas Martynas Survila ir mokslininkas Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentas, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos narys Valentas Gužauskas pas mus studijoje. Sveiki. Sveiki. Tai Valentai, jūs tas akademinis sluoksnis, tyrinėjate, pjaustote visaip, kaip žiūrite priežastinius ryšius ir visa kita. Kaip čia pas mus yra su dirbtinio intelekto rinka, nes tikrai, kaip ir minėjau, šovė kaip meteoritas. Šita tema pas mus į mūsų darbotvarkės šovė aptaškį ir dabar mes visi kapstomės ir galvojam, kas čia vyksta ir apie ką mes čia. Taigi, dirbtinis intelektas Lietuvoje, kodėl toks proveržis buvo ir ką mes šiandien galim pasakyti? Ačiū už klausimą. Tai prieš porą metų pagrindė iššoko dėl ChatGPT atsiradimo jau būtent generatyvinių modelių, kai pamatė ir patys žmonės, kad gali tuos modelius pritaikyti savo kasdieniniai veikloje. Ar čia žmogaus atsirado paties, ne? Tas dirbtinis intelektas labai apčiuopiamas tikriausiai. Taip, kad jau galima kiekvienam kaip praktiškai tą panaudoti, bet seniau irgi buvo ir tų tyrimų daroma jau tikrai ne vieną dešimtmetį. Ir tas proveržis pagrindė atsirado dėl dviejų dalykų. Tai vienas yra kaip patys skaičiavimo resursai, vaizdo plokštės, už ką galim padėkoti ir žaidimų kūrėjam, kurie žaidimus būtent žaidžia. Nes tradiciškai tie skaičiavimai kaip vyksta daugiau linijiniu būdu, kad, pavyzdžiui, norim susumuoti ten 2+2+2, tai vieną po kito skaičiuoja. O jeigu norim žaidimą žaisti, tai vienu metu turi kiekvienas kaip pikselis veikti lygiagrečiai. Tai tos vaizdo plokštės leido šitą vienu metu skaičiavimus išgauti, kas labai svarbu dirbtinio intelekto algoritmam. O kitas dalykas yra daugiau kaip fundamentika, matematika dėl optimizacijos pačios. Tai pats principas kaip yra, kad tarkim, norėtume iš žmogaus svorio ūgį prognozuoti, tai turėtume žmogaus svorio padauginti iš kažkokio koeficiento, ten 1 kilogramui, tarkim, 1,5 centimetro. Ir tas 1,5 centimetro koeficientas yra kaip parametras, kurį reikia surasti geriausią. Ir kai mes jį bandom ieškoti, tai tarkim padauginam svorį, nustatom žmogaus ūgį, žinom kokią paklaidą padarom ir galim ieškoti geriausio, kad ta prognozė būtų tiksliausia. Galimybės neribotas, kaip suprantu, čia. Ir čia yra ta optimizacija, kai būtent ir neuroniniai tinklai yra apmokami, kad ir per paskutinius 70 metų šita vieta ištobulėjo, kaip tą galima išgauti. Tai tam pavyzdį, kaip minėjau, yra tik vienas koeficientas, bet, pavyzdžiui, kalbos modelyje ChatGPT jų yra 17 milijardų. Ir tada jie bando prognozuoti kaip didžiausia tikimybė, kad yra sekantis žodis, koks bus pagal vartotojo užklausą. Ir remiasi statistika, optimizacija, kuri jau vystosi ne vieną dešimtmetį, bet būtent išdidinimas dėl duomenų kiekio, dėl skaičiavimo resursų, daug ką pakeitė per paskutinius porą metų. Valentai, kaip greitai tas dirbtinis intelektas tobulėja? Dienom, valandom, minutėm, sekundėm? Kaip čia procesas vyksta? Šiaip tas procesas, sakyčiau, daugiausiai tobulėja dėl bendruomenės, dėl atviros prieigos. Yra, aišku, ir komercinių tų pakankamai daug sprendimų ir vyksta investicijos ganėtinai didelės, gal Amerikoje daugiau. Tai, tarkim, Microsoftas dabar 100 milijardų nori investuoti į skaičiavimo resursus naujus, kad galėtų dar labiau tuos kalbos modelius ištobulinti. Bet kita dalis tai būtent bendruomenė, žmonės, kurie domisi šitom veiklom, kad
dalintųsi pačia mokslo pareiga, skaičiavimais, modeliais ir bando statyti kaip vienas ant kito pečių, kaip pasakyti. Tai va, dėl to labai džiugu yra, kad ir asociacijų veiklos atsiranda, dažnai va, dalyvauja yra Pythono kaip programavimo kalba ir yra tos bendruomenės konferencijos metinės organizuojamos, kur galima pamatyti tas tendencijas, pokyčius. Ir būna va, tikrai juokingų situacijų, kai veda, pavyzdžiui, mokymus, sako, norėjau pristatyti algoritmą, kaip išgauti sugeneruotas nuotraukas, ten per 1000 skaičiavimo etapų, bet prieš valandą išleido mokslinę publikaciją, kur tą patį padaro per 100 skaičiavimo. Tai valanda laiko progresą. Jo, tai va, tai labai įvairiai tas gali pasimatyti. Valentai, jūs prakalbate apie bendruomenės, asociacijas, jų veiklą, jūs esate vienos asociacijos irgi narys. Kuo gyvenate, kokie jūsų pagrindinės temos, ar ne? Nu, aišku, dirbtinis intelektas, čia savaime aišku, bet vis tiek jūs tikriausiai kur kas toliau matot, kur kas toliau žiūrite nei mes eiliniai vartotojai su ChatGPT ir kitom tom dirbtinio intelekto programėlėmis. Tai kas pas jūs tenais tose sluoksniuose vyksta? Kur jau jūs esate? Ką dirbtinis intelektas jau pas jūs padarė? Jo, tai labai priklauso nuo tos asociacijos. Aš esu ir dirbtinio intelekto asociacijoje ir PropTech, tai yra nekilnojamo turto technologijos. O, tai jos labai susiję. Taip, yra tų ryšių, nes dirbtinis intelektas visien kalba yra apie taikymą, jis pats į savęs kaip naudos neturi. Ir turime įvairias tas sritis, kas ten kalbos modeliai, kas tarkim ten signalo, medicininiai įrenginių apdorojimas, turime su palydovo nuotraukom darbų labai skirtingos tos taikymos sritis. Ir vienam žmogui tiesiog apimti viską nelabai įmanoma yra. Ir vienas iš tų tikslų yra ir suburta bendruomenė, kad jie galėtų bendrauti tarpusavyje, žinoti, kas ką išmano, esant poreikiui, žinot pas ką kreiptis. Ir būna mėnesiniai bendruomenės susitikimai, kur ir gali bet kas ateiti, ir visuomenė, paklausyti per pristatymų įvairių. Tai ir va ta gerąją praktiką dalinasi, kaip kažkokius sprendimus sukurti. Tai va mes dabar ir paklausime inovacijų agentūros atstovo, kaip vyksta ta komunikacija, bendradarbiavimas, gerųjų praktikų, žinių pasikeitimas su tais, kurie analizuoja dirbtinį intelektą, žiūri jo galimybę, žiūri jo plėtrą, jo inovaciją tą pačią, ar ne? Kaip jums čia sekasi, nes jūs esate tą platformą, kurioje surenkat viską ir pasiūlote įgyvendinti praktiškai. Taip, tai ačiū labai iš klausimą. Tai turbūt dabar galima pradėti nuo pačio naujausio bendradarbiavimo pavyzdžio. Tai ateinantis dirbtinio intelekto aktas, naujasis reguliavimas, kuris tikrai daugelį Europos šalių, tiek verslo įmonėms, tiek mokslo studijų institucijoms sukelia didelį galvos skausmą. Tai mes šiuo metu irgi su dirbtinio intelekto asociacija konsultuojamės, kaip geriau sukurti tam tikrą smėliadėžę, kuri padėtų verslui prisitaikyti prie šių reguliacinių pokyčių, bei mes galėtume jiems padėti tuos sprendimus pritaikyti, jog jie atitiktų dirbtinio intelekto akto nuostatas, teikti ekspertinės konsultacijas, pagalbą ir tokiu būdu užtikrinti, kad tai būtų ne inovacijas stabdanti reguliacija, o galėtume leisti jiems kurti sprendimus laisviau. Martynai, ar mes čia dabar kalbam apie tą naujausią jūsų kelrodį, informacinių ryšių technologijų sektoriaus kelrodis, ar ne, kurį jūs visai neseniai pristatėte, jo svarba, jo įtaka, ką mes čia turim per produktą ir kodėl tai yra svarbu verslo atstovams, tie, kurie inovacijų sektoriai dirba su dirbtiniu intelektu. Tai praeitais metais mes parengėme šį kelrodį, jį pradėjome su intencija, jog mums trūko žinių, o kurgi yra tas potencialas, kokios tos technologijos proveržio veda į priekį, kokia yra ES pozicija, tikslai, kokios finansavimo priemonės yra Lietuvoje. Tai ir lyginome su manios specializacijos tematikas tarpusavyje, kur mums reikėtų labiausiai koncentruotis. Tai dirbtinio intelekto tematika pasirodė viršuje, jinai daro tokią didžiausią įtaką ir kas buvo pastebėta, jinai yra visiškai horizontali. Jinai daro
pokytį visose tematikose. Tai gyvybės mokslai, tai gali būti tvarumo inovacijos, tai gali būti pramonės inovacijos ir panašiai. Tai Žodžiu, dirbtinis intelektas yra visur praktiškai. jis yra visur. Tik tai, kaip mes su Valentu sakėm, šokiuose tai jau kažin, nors ir taip tikriausiai muzika, pavyzdžiui, kokia nors tenais. Muzika gali jau susikurti, ar ne, ar šokio žingsnis, ar Tai kombinacija. čia irgi ekosistemos buvo klausima, o kur mes matome savo tą proveržį. Tai irgi ekosistema sutiko, kad taip, mes neturime tiek žmogiškųjų resursų, tiek finansinių resursų, kad kurti pamatinės technologijas. Bet kur yra mūsų varomoji jėga ir mūsų talentai tikrai gali padaryti didelę įtaką, tai taikomųjų nišinių sprendimų, inovatyvių sprendimų kūrime. Tai Ką vadinam nišinius? Aha. Nišiniai tyriai gali būti įvairiausi taikymai, kaip Valentas sakė. Tai automatiškai mums svarbiausia irgi turėti duomenis ir žinoti, kur mes juos norime panaudoti, pritaikyti ir sukurti naujas kažkokias aplikacijas ir panašiai. Tai čia kelrodyje visą tai ir tikriausiai bus tai susisteminta ir pateikta, struktūrizuotai, viskas ir labai aiškiai. Tai mes tokią analizę irgi plačią pateikėm ir iš jos sekė irgi pasiūlymai, o kokios sistemai dar reikia, kad mes tuos sprendimus galėtume jiems padėti lengviau įgyvendinti ir panašiai. Tai čia, bet ką dar pastebėjome, tai analizuodami, kiek yra finansavimo priemonių įvairiausių skirtų informacinių ryšių technologijų sričiai, tai jų identifikavom 17, bent 10 jų yra nukreipta į dirbtinį intelektą ir didžiuosius duomenis. Ir kas šiomis dienomis labiausiai ekosistemoje yra koks dūzgesys ir panašiai, nes paaiškėjo rezultatai finansavimo priemonės, kurie yra nukreipta į dirbtinį intelektą. Tai dirbtinio intelekto, blokų grandinių ir robotinio proceso automatizavimo sprendimų kūrimų. Tai 16,5 milijonų sostinės regione bus skiriama būtent šių sprendimų kūrimui. Tai ganėtinai reikšminga suma ir manau po metų dviejų mes tikrai pastebėsime tam tikrą proveržį šioje srityje. Tai čia šioje vietoje tai tikrai laukime. Tai irgi bus turbūt apie 175 projektai. O paraiškų buvo sulaukta virš 700. Tai dar kartą iliustruoja tą pavyzdį, kad mes turime to potencialą. Tai galbūt ateityje pasidarysime išvadą ir gal tą priemonę irgi pritaikysim ir vidurio vakarų Lietuvos regione, kur to regiono įmonės galės pretenduoti į šią paramą ir kurti inovatyvius produktus. O kalbant apie sektorius, ar ne, kur labiausiai, kur didžiausią potencialą turi būti pritaikomas dirbtinis intelektas Lietuvoje? Ką čia pamatėt, ką čia atradot? Man tai norėtųsi sakyti sveikata. Sveikata. Tai gali būti irgi pritaikymus ankstyviai vėžio diagnostikai, kitiems pritaikymams. Dabar neperseniausiai buvo New York Times parašė, jog dirbtinis intelektas, ChatGPT-5, man atrodo, nutaikytas į genų redagavimo žirklės, tai CRISPR-Cas technologija, taip žinoma. Mes irgi turime toje srityje vieną iš startuolių Cas-Zyme, kuris gal irgi panaudota tokią technologiją. Tai šioje vietoje su gyvybės mokslais matau tikrai labai daug potencialo, bet tam reikalingi kas? Duomenys. Ypatingai tvarkingi duomenys, struktūrizuoti duomenys, nuasmeninti duomenys ir tuomet, manau, mūsų startuoliai tikrai galėtų judėti į priekį, kurdami tos nišinius taikomosius sprendimus. Valentai, ką Martynas sako, tai sveikata yra tas sektorius, kuris tikriausiai didžiausią potencialą turi. Ar jūs irgi tą patį stebite? Ir, pavyzdžiui, kaip yra pasaulio situacija kokia? Ar irgi sveikata yra numeris 1? Sveikata tikrai viena iš pagrindinių tokių yra, nes visiems patys žmonės, kaip norėtų amžinai gyventi viską, tai va tokia nusitaikantis rytis yra. Bet aišku, yra ir kitų, pavyzdžiui, pačios kalbų technologijos, tarkim, ir ChatGPT veikia pagrinde kaip anglų kalbai geriausiai, bet kitos kalbos lieka neatspindėtos ir lietuvių kalba, va, tarkim, viena iš jų, kur dar reikia tos analizės daryti. Taip. Tų duomenų, ką sakė, tvarkingai susistemintų ir surinktų duomenų reikia. Martynai, tada jau kalbėkim grinai apie verslą, per verslo prizmę, kalbėkim apie tai, kaip mūsų verslai reaguoja, kokie iššūkiai, kokie atsiliepimai, taikant dirbtinį intelektą, ką čia matote, ką galit pasakyti mūsų verslo atstovams iš tiesų? Iš vienos pusės visada su verslu kalbant atrodo pinigai, ne? Bet tų pinigų yra, kaip irgi dabar pamatėm, 16,5 milijonų yra skiriama dirbtiniam intelektui. Taip pat irgi šiomis savaitėmis irgi paaiškėjo rezultatai nuo pažangos, nuo brandos, kur nukreipta irgi į lėšos inovacijų kūrimui vidurio vakarų Lietuvos regionuose. Ten jau dirbtinio intelekto įmonės konkuravo su kitomis, tai irgi tie rezultatai yra. Ten irgi projektams jau skiriami nuo 1,2 iki 2 milijonų
eurų, ne? Tai šiuo atveju pinigų yra, tai mes kur matome iššūkius, tai yra reguliavimo iššūkiai, verslas gal dar šiuo metu... Reguliavimas tai teisinė bazė. Taip, ateinantis dabar ką tik priimtas dirbtinio intelekto aktas, kuris įsigalios po 2 metų. Po 2 metų jau irgi bus skiriamos tam tikros sankcijos, nuobaudos ir panašiai. Tai mes, kaip savo inovacijų agentūros vaidmenį matom, pagalbą padėti verslui prisitaikyti prie šių teisinio reguliavimo iššūkių. Tai tiek konsultacinė pagalba, tiek stebėti, kokių dar priemonių reikėtų, kad verslas greičiau adaptuotųsi. Taip pat irgi matome Valento paminėtą poreikį didelio našumo skaičiavimo infrastruktūrai, ne? Bet labai džiugios naujienos yra, kad tiek mokslo institucijos planuoja investuoti į tos infrastruktūros plėtrą, mano žiniomis daugiau negu 7 milijonus, tai tų resursų bus. Ir čia jau ir OpenAI įkūrėjas Altmanas buvo pasakęs, kad vos ne skaičiavimo resursai yra kaip nauja valiuta. Tai kurie startuoliai ima ne pinigais, o ima būtent skaičiavimo resursais. Nes ten yra. O tų skaičiavimo resursų reikės kuo toliau, to daugiau, nes duomenys auga eksponentiškai. Tai žodžiu, kas prie duomenų prieis, tai tas, kaip sakant, ir turės. Dar paminėsi tvarkingus, struktūrizuotų duomenų. Tai čia irgi įmonėms norinčiams ir įsidiegti pas save veikloje naujus sprendimus, jums reikia irgi galvoti, kaip kaupti duomenis, kaip juos struktūrizuoti ir panašiai. Čia kaip vienoje konferencijoje, kuri vyko čia ne per seniausiai Radisson Blu, jinai buvo nukreipta į dirbtinio intelekto sprendimų diegimo įmonėms, tai ten ir buvo pasakyta, tas, kas turi struktūrizuotus duomenis, jiems bus pigiau padaryti tą sprendimą. Kas neturi tų struktūrizuotų duomenų, tai jiems bus brangiau, nes viskas už tam tikrą kainą yra įmanoma. Teks investuoti, ar ne? Valentai, Martynas užsiminė apie reguliavimo situaciją Lietuvoje, kad po 2 metų mes jau turėsim sureguliuotą, kaip ir ES kitose valstybėse, būtent dirbtinio intelekto reguliavimas. Irgi laukia, ar jau tenais viskas sustiguota, gražu ir jie puikiai pagal įstatymą dirba? Ne, šiuo metu sakyčiau, kad šiuo metu dar vystoma tas sritis yra, tai išleistas tas dirbtinio intelekto aktas Europoje, Amerikoje yra dirbtinio intelekto kaip brėžiniai, blueprint ir yra tam tikros rekomendacijos, bet kaip tą tiksliai dar realizuoti viską, tai tik besikuria ta geroji praktika ir atsiranda ir naujo darbo pozicijos. Pavyzdžiui, Amerikoje yra kaip dirbtinio intelekto officer, kaip ofisierius, kaip dabar turime vadovas ten finansų, technologijų srities, tai ateityje ir įmonėse turėsim tokius kaip prižiūrinčius žmonės, tarkim, kaip sveikatos specialistas, duomenų apsaugos būna, tai lygiai taip pat įmonėse ir dirbtinio intelekto tokia apie. Kur iššūkiai didžiausi kyla, kuriant tą įstatyminę bazę, nes atrodytų tema taigi šviežia dar ir dabar tu ją sureguliuok, kai tu neturi patirties pakankamai, tu duomenų, kaip sakote, netvarkingų. Tai kur matot, kur Martynai ir Valentai, čia šeima abiem klausimas, tai... Na, mūsų gal kaip inovacijų agentūros pozicija ir manau ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuomonė, tai mes neturėtume perreguliuoti. Ir būtent perkeldami perkeldami būtent to akto nuostatas ir panašiai, mes neturėtume irgi užgriežtinti ir jų perkelti ir padaryti kažkaip griežčiau, negu yra kitose šalise. Tai tam mums irgi padeda, mes keičiamės ir gerąją praktiką su kitomis Europos šalimis, stebime, kaip jos irgi planuoja prisitaikyti prie šio akto, kokias iniciatyvas, kokias pagalbos priemonės taikyti verslui. Tai tikrai mūsų interesas toks, kad padėti verslui, o ne pakenkti. Jūs, Valentai, irgi tokios pačios pozicijos, ar jo, tik tai to reikia griežtai čia? Ne, griežtai tikrai nereikia, aišku, turi būti ta dalis reguliavimo, bet aš gal labiau, kaip pasakytų, štai, kad būtų ne tik pats reguliavimas, bet ir aišku, kaip jį realizuoti, būtent kaip praktiškai. Gyvendinimas, ne teisė, poįstatyminiai aktai, kaip visą laiką mūsų silpnoji vieta. Jo, nes aš, pavyzdžiui, seniau su turto vertinimu daugiau dirbau ir, tarkim, turto vertinime turim kaip kilnojamo turto licenciją, nekilnojamo ir verslo. Ir turim Klaipėdoje laivą, tai yra kilnojamas turtas, jisai nejuda, yra nekilnojamas ir jame yra restoranas, tai yra verslas, tai jei nori vertinti, ką čia daryti. Tai yra įstatymai viena, bet praktikoje kas kita. Ir su dirbtiniu intelektu, tai viena dalis yra duomenų užtikrinimas, kokybė, kad būtų diversifikacija per skirtingas kategorijas, grupės, tarkim, o kita dalis yra pats modelio realizacija ir modelio paaiškinamumas, kad gavę prognozę galėtume žinot, kodėl jinai tokia, o ne kita. Ir vartotojai visuomenė irgi turės teisę, tarkim,
bankas daro būsto įsigijimo vertinimą, ar paskolą išduoti ar ne, ir vartotojas galės paprašyti, paaiškinkit, kodėl, pavyzdžiui, atmetėt. Ir turėtų pateikti, kaip tokiais kriterijais remiantis buvo tokia rizika įskaičiuota. Tai ta modelio paaiškinamumo irgi svarbi dalis, ir kaip programuotojams, tarkim, tą padaryti, realizuoti, kaip jiem paaiškinti, kad teisiškai to reikalauja, nes ne visi kaip vadovai, vadybininkai, programuotojai, ne taip paprasta kartais ir susikalbėti būna dėl terminologijos. Taip. Tai tokių. Martynai, jau mes link pabaigos judame, dar norėtųsi, kad jūs labai aiškiai įvardintumėte tas priemonės, kurias inovacijų agentūra, įrankius, priemonės, pagalbos verslams pasiūlysite, siūlote, kurie būtent nori dirbtinio intelekto, nori prisitaikyti, nori pritaikyti ir išnaudoti visą jo potencialą. Labai trumpai prabėkim ir kad žinotų mūsų verslas. Tai dabar mes šiais metais turime pasidaryti namų darbus dėl dirbtinio intelekto smėliadėžės, kuri yra nukreipta būtent į pagalbą įmonėms prisitaikyti prie tų nuostatų. Tai tikrai įmonės informuosime apie to eigą ir kada jau rinksime įmonės į tą smėliadėžę. Taip pat planuosime irgi tam tikrus mokymus, kurie irgi suteiktų žinias įmonėms, kaip reikėtų pasiruošti, kur save galėtų jos identifikuoti ir panašiai. Dar kaip paminėjau, irgi iš inovacijų agentūros pusės dabar paaiškėjo irgi rezultatai finansavimo priemonių, bet tikėtina, kad ar metų gale, ar kitų metų pradžioje bus papildomas finansavimas Vidurio Vakarų Lietuvos regione, bet ten jau bus konkuruojama ir su kitų sričių inovacijų kūrėjais. Ir iš kitos pusės dar yra pas mus minčių, dar labai nesinori anonsuoti, bet galbūt irgi skelbsime irgi kvietimą, skatinantį dalyvauti kartu su mumis viename iš dirbtinio intelekto renginyje, kuriame galėtume pristatyti, kad mes turime dirbtinio intelekto kūrėjų Lietuvoje ir mes galime padaryti proveržį čia. Kaip sakė pas mane laidoje vienas dirbtinio intelekto irgi žinovas, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių ir nebus čia robotų, bet pakeis tos, kurie nemokės naudotis dirbtiniu intelektu. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome inovacijų agentūros ICT Labs skyriaus vadovą Martyną Survilą ir mokslininką Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentą, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos narį Valentą Gružauską. Dėkui Jums. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų. Verslo pulsas. Laidą Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.